Sveiki visi. Kadangi artėja nauji metai, daug kas manęs klausia, o kasgi bus po naujų metų, ar pasaulis bus mažiau išprotėjęs, ar pagaliau ateis kažkokia tvarka į gyvenimą, ar visgi turim laukti kažkam tai ruoštis baisiam, kažkokiom koncentracijos stovyklom, na ir sakykime, tų konspiracijos teorijų skelbiamų neformalioj žiniasklaidoj, nes ta formalioji žiniasklaida tai apskritai nieko nenagrinėja, jokių fenomenų dabar nei istorinių, nei visuomeninių, tik tais visus ragina skiepytis. Na, sakykime, žmonės iš tikrųjų pasigenda tos normalios informacijos. Na, aišku, po naujų metų vyks labai daug kas, bet tiesiog ir nesugebėčiau viso to įdėti į laidelę ir bandysiu tai aptarti ateityje. Bet žiūrint patys, sakykime, naujų metų aspektą, tai yra astrologai spėdami naujus metus ima atskaitos tašką pačią naujų metų pirmą dieną, tai yra sausio 1. Ir žiūrim tiesiog, ką turim danguje. Na, iš tikrųjų, ten dauguma žvaigždžių bus įsidėstę vadinamuose dieniniuose būstuose. Tai yra, reiškiasi, planetos ir dauguma planetų bus tuose taškuose, kurie paprastai yra vadinami aukštaisiais būstais, tai yra dienos būstai, tai yra, sakykime, saulės nušviesti būstai. Tai reiškiasi, sakykime, planetos, tokios kaip Mėnulis, bus per naujus metus Šaulyje, taip pat kitos greitaeigės planetos Saulė, Merkurijus, Venera bus Ožiaragyje, Jupiteris ateis į Žuvis, kaip minėjau, nuo pačios pirmos dienos. Tad iš tikrųjų tas visas stelliariumas arba įsidėstymas, kaip ir tas vadinamas gretutinis, nes dar ir su Saturnu, kuris bus vandenyje, tai visa dauguma, didžioji dauguma žvaigždžių įsidėsto taip labai gražiai, viena paskui kitą kaip karoliai. Na, sakykime, astronomams, aišku, bus labai įdomus reiškinys stebėti, nes dauguma planetų tiesiog dubliuosis danguje ir, sakykime, susitiks būtent Ožiaragio ženkle ir sudarys tam tikrą konjunkciją. Na, o visiems kitiems žmonėms, na, kurie negyvena danguje, bet gyvena Žemėje, ir kągi tai reiškia. Na, aišku, bet kuriuo atveju, sakykime, mūsų nužmogėjimas yra mūsų pačių reikalas. Jeigu mes pasiduodam tai visiškai nužmogėjusiai dezinformacijai, tai tokiai nefunkciniai tikroviai, kur niekas jau nebetlieka savo vaidmens, tai yra mokytojai bėga iš mokyklų, nenori mokinti vaikų, gydytojai nebenori gydyti pacientų, tik tais užsidaro karantinui ir stato būtiniems analizams 3 mėnesiams į priekį. Na ir aš nevardinsiu to viso chaoso, kas vyksta dabar. Na, aišku, sausio 1 dieną tai tikrai nesusitvarkys ir to chaoso bus galbūt ir daugiau. Galbūt neramina tam tikras aspektas, tai yra, sakykime, Venera grožio ir meilės planeta, kuris taiga pradeda ropoti atbulomis, tai jinai yra vadinama retrogradinė, jinai tiesiog pasiklysta Ožiaragį ir pradeda atbulomis ropoti būtent sausio 1 dienomis. Na, jinai žymi tam tikrą nužmogėjimą, tai yra, kai meilė ir aukštesnės vertybės, meno sugebėjimai yra parduodami vardan materijos ir vardan valdžios. Na, manykime, yra 2 aspektai. Reiškiasi, vienas yra neigiamas tas, kad valdžia jau negali nebeparsiduoti, tai yra žmogus kiekvienas, kuris liktais ir siekia valdžios, jisai siekia pinigų, o iš kitos pusės dar yra kitas dalykas, tai yra, sakykime, tokių parsiduodančių yra marginalija, tai yra labai daug ir kiekvienas su malonumu parsiduos ir reiškiasi, jie kaip ir viens kitam sudaro konkurenciją. Na, sakykime, gal paprasčiau šnekant, jie tiesiog dėl tos valdžios susipeš patys, pasipjaus ir jau čia kaip ir nei šeimų sąjūdžiui, nei kažkam kitam jau kaip ir daryti nieko nebereikės, nes jie ten sėkmingai viens kitą ir taip dėl tos valdžios pribaigs, nes tų pasiduodančių yra labai daug, labai ilgas sąrašas. Dabar kitas dalykas, kuris, sakykime, simbolizuotų karjerą arba žingsnius karjeros lygyje, tai vėlgi, sakykime, atsižvelgiant į nužmogėjimo lygį, na, sakykime, bet kuriuo atveju nužmogėjimo amžiuje bus labai aktualios žmogiškos vertybės ir žmogiškos profesijos. Tai yra, bus aktualu tai, kas yra, na, labai žmogiškos paslaugos, tai psichologija, sociologija ir taip toliau ir taip toliau.
Taip pat dar vienas labai yra įdomus aspektas, kad tuos būtent naujus metus Jupiteris pradeda tam nuliniam žuvų ženkle, kur žuvis yra apskritai labai linkę viskam, sakykime, aukotis, kas yra nematerialu ir kas yra dvasinga, bet kažkodėl kinų horoskope tai yra tigro metai. Na, tigras toksai labai rainas, sakykime, ir labai pavojingas plėšrūnas, labai stambus, sveriantis daug kg. Bet, na, atsižvelgiant, sakykime, tos dalykus į Kinijos istoriją ir Sibiro istoriją, na, mes, kaip žinom, tie usūriniai tikrai kaip ir ten jau labai sėkmingai buvo išmedžioti. Tai yra žmogus, bet kuriuo atveju lieka pats didžiausias plėšrūnas. Na ir kągi tie tigro metai ir tas Jupiteris žuvyse duoda arba patvirtina mums patiems. Na, vėlgi sakau, kadangi žuvis yra idealistės, tai bet kuriuo atveju tai ir klestės tos visos idealistinės, sakykime, struktūros, idealistiniai požiūriai, reiškia, sakykime, kad per tą purvą peržengti ir jame nepaskesti reikia būti kažkiek idealistų ir nereikia to bijoti ir, sakykime, pasakyti, kad taip, aš tikiu į šviesų rytojų, aš tikiu į tai, kad visas šitas marmalas ir tamsybė pasišalins, tai tame nėra nieko nuodėmingo, galbūt kaip tik jūs daugiau laimėsite bonusus savo šeimoje arba draugų tarpe, nes matot, nepasirinkti mes negalim sau leisti, mes turim būtinai kažką rinktis ir vat dabar tas sausio 1 jinai taip sudėlioja visus tuos akcentus norom nenorom. Na dabar grįžtant prie to mėnulio šaulyje, sakykime, tai jis yra labai sportiškas, bendraujantis, aktyvus, mylintis gamtą, mylintis gyvūnus, na ir, sakykime, šauliams, personaliai arba kad ir nebūtinai šauliams, kitiems, sakykime, ugnies ženklams, avinams, liūtams, tai galbūt irgi kažkiek taip pridės to savivertės arba to apsisprendimo, kad gamta visus mus pasiruošusi yra priimti, kokie mes bebūtume, ligoti ar sveiki. Ir mūsų gyvūnai, mūsų naminukai, mūsų įnamiai visada mus mylės, kokie mes bebūtume, nes mes vis tiek būsime jiems vieninteliai. Na ir, sakykime, tas yra atsigrėžimas, kaip yra toj berods senovės graikų patarlėje, kuo geriau pažįstu žmonės, tai labiau myliu gyvūnus, galbūt daug kas iš tikrųjų ir atsigręš vis dėlto į tos ūkius, net ir ne dėl to, kad ES ten, sakykime, Lietuvoje skerdė po afrikinio maro potekstę visas kiaules arba mokėjo už neprimelštas karves, bet reikia manyti, kad iš tikrųjų, na, kaip sakant, tos raidos nesustabdysi, nes senovės kaime kaip ir buvo didžiausias turtas turėti karvę ir karvė buvo pagrindinis turtas ir jeigu šeimoje kažkas atsitikdavo, kad karvė ten, sakykime, krisdavo, tai būdavo kaip ir manoma, kad jau ta šeima vargšė visiškai nusigyveno. Tad, manau, kažkiek tai to ūkininkavimo tradicijų, galvijų auginimo tradicijų, nesvarbu šunų, kačių veisimo tradicijų galima tikėtis ateinančiais metais, nes tai yra būtent tokios visiškai besąlygiškos gamtos metai, kada žmogus labai pasineria į artimą kontaktą su gamta. Dabar grįžtant prie tų pačių, sakykime, žemės ženklų, kadangi dauguma planetų bus ožiaragyje, tai žinoma įtakos ir kitus žemės ženklus, tai yra ir mergelės, ir jaučius. Na, dėja, galbūt jų charakterį neįtakos pačia geriausia linkme, bet pasirinkimą karjeroje tikrai sudarys, nes, sakykime, kažkur kažkas užlūžta, kažkur kažkas sustoja, bet tuo pačiu yra kažkur tais galimybė pasireikšti tiesiog, jeigu jūs visą laiką vykdėte savo planus kryptingai, tai tikėtina, kad jums per naujus metus gali staiga ateiti žinutė, kad žinai, kuo greičiau varyk į patį aukščiausią postą, į pačią aukščiausią karjerą, nesidėk ir nesnausk. Na, dabar grįžtant prie oro ženklų, dvyniai, vandeniai ir svarstyklės turi labai sunkią metų pradžią, nors ir kaip to idealizmo kaip ir pakaktų, bet tačiau tas visas juodasis mėnulis stovintis dvyniuose, kuris prabus praktiškai iki vasaros, jis meta šešėlį visiems oro ženklams, be to vandenyje dar yra Saturnas. Na, o svarstyklės visada linkę yra abejoti ir jas labai kankina abejonės. Tikėtina, kad jūs turėsite iš tikrųjų nemažai išmėginimų dėl jau sukaupto turto, dėl turimo turto arba įgyjamo turto. Tai yra, gali būti, kad po naujų metų jūsų vertybės visiškai pasikeis ir ką jūs dabar turite, stenkitės kuo greičiau atsikratyti arba, kaip sakant, įstumti, perstumti, perduoti, parduoti, iškeisti ir taip toliau.
Dabar turint omeny vandens ženklus, kadangi tas vandens trigonas, jis toks yra lakus, kaip vanduo, reiškia vandeniu parodė kryptį, jisai, sakykime, teisingai savo ramiai tekės, tai ta Jupiterio konsteliacija viename iš paskutinių vandens ženklų žuvise taip pat nušviečia tam tikrus finansinius karjeros reikalus, ne tik žuvim, bet ir skorpionam ir vėžiam. Na ir manytume, kad finansiškai šitie 3 ženklai, vandens ženklai, jie, kaip ir sakyt, tą sausumą išgrauš, tą Sacharos dykumą sudrėkins ir bet kuriuo atveju tą praėjimą arba įėjimą suras. Ir ta prasme, jie tikrai neprapuls ir tikrai ras savo išeitį. Jie tiesiog gali gyventi ilgą laiką stagnacijoje, gali tiesiog nerodyti kažkokių tai labai gyvybės ženklų ir tekantis vanduo gali tapti bala apaugusią maurais, bet kažkurio momentu gali prasigraužti savo vagą ir tiesiog sėkmingai judėti pirmin. Ir aš manau, ta Jupiterio konsteliacija vandens ženkluose, žuvise, daugeliu iš žuvies ženklų, tokių lakių ženklų, nepastovių, tekančių ženklų, būtent suteikia tam tikrą galimybę saviraiškai. Tai visa, sakykime, suirutė, kuri jūs skaudina, kuri jūs labai išstumia iš pusiausvyros, priveda labai daug didelių sveikatos problemų, tikėtina, kad taip ir bus ir nuo naujų metų vandens ženklai turės daug sveikatos problemų, šeimyninių problemų. Tačiau tai, kaip sakant, gali būti taip, būtent apie tą Sacharos dykumą, reiškia, vanduo nusenka, jisai tiesiog nedingsta, bet jisai tiesiog pateikia save kitame gylyje. Tai yra, net ir Sacharos dykumoje yra labai gilūs grįžininiai šuliniai, yra oazės. Tai tikėtina, kiek jūs ten benusileistumėte į gylį, jūs maitinsite savo vagas ir neišgaruosite. Tad visiems gerų ateinančių metų, nepraskite optimizmo, ten kažkokia tai sugalvota pasaulio pabaiga tikrai nėra pasaulio pabaiga ir viskas yra tik tai tiesiog nauja pradžia. Kaip sakant, pasiekę dugną pradedame kilti, nes kristi jau nebėra žemiau kur. Nes kai jau nukritai ant žemės, tai belieka tik tais atsistoti. Sėkmės jums, iki kitų susitikimų.